Aguonos Flandrijos laukuos banguoja, tarp kryžių išrikiuotų eilėmis, kur žymi mūsų vietą. O danguje narsiai giedodami vis sklando vieversiai, nors jų balsus beveik užgožė šautuvų garsai. Mes mirę. Dar prieš keletą dienų gyvenome, regėjom aušrą ir saulėlydžio gaisus, mylėjome ir buvom mylimi. Dabar mes gulim Flandrijos laukuos. Antrąjį lapkričio sekmadienį Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko atminimo dienos pamaldos, ceremonija, kurios metu prisimenami tarnyboje žuvę kariai. Jungtinėje karalystėje ir tautų sandraugos šalyse ši tradicija tęsiasi nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Būtent 1918 metų 11 mėnesio 11 dieną 11 valandą buvo sudarytos paliaubos Pirmajame pasaulinėme kare. Šiandien, kai Europoje ir vėl vyksta jau kelerius metus tęsiasi karas, labai svarbu prisiminti tuos, kurie žuvo gindami laisvę ir nepriklausomybę. Jūsų ekscelencija ambasadorė, kokia atminimo dienos reikšmė Jungtinėje karalystėje, kuo ji svarbi jūsų visuomeniai? Ji reiškia labai daug. Viskas prasidėjo daugiau nei prieš 100 metų po Pirmojo pasaulinio karo. Būtent todėl atminimo diena tradiciškai minima lapkričio 11-ąją, o atminimo dienos pamaldos Jungtinėje karalystėje visada vyksta artimiausią sekmadienį. Prisimename visus tuos, kurie paaukojo savo gyvybės Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metu. Tačiau šiuo metu ši diena reiškia daug daugiau, nes prisimename žuvusiuosius Afganistane, Irake ir kitų konfliktų metu. Galvojame apie jų šeimas ir mylimuosius, kurie ir šiandien kenčia dėl savo tėvų, sūnų, motinų, dukterų, seserų netekties. Tad šiandien prisimename visus tuos, kurie kovojo ir nukentėjo dėl karų visame pasaulyje. Ši diena yra ir išlieka svarbi ir todėl, kad karai vis nesibaigia. Būtent tragiška ir labai liūdna, kad karas vyksta prie pat mūsų slenksčio, kai stovime čia Vilniuje, taip pat viduriniuosiuose rytuose, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje, visame pasaulyje karai tęsiasi ir mes prisimename visus juose žuvusius žmonės, nesvarbu koks jų tikėjimas ir iš kokios šalies jie kilę. Ar ši diena reikšminga ir jums asmeniškai? Taip, iš tiesų, mano sūnus kariškis, jis tarnauja karališkajame laivyne ir šiuo metu yra laive. Aš galvoju apie jį, kai minime lapkričio 11-ąją. Prieš keletą metų dalyvavau Jungtinės karalystės gynybos akademijos kursuose. Daugelis mano tų laikų kolegų šiandien atlieka tarnybą įvairiose šalyse. Tad ši diena man asmeniškai svarbi. Vyskupe, kokia šios atminimo dienos reikšmė, kokios mintis, apmąstymai jums pačiam ateina šiandien? Kadangi atminimo diena mūsų bažnyčioje vyksta jau labai daug metų ir teko turbūt beveik visose, ne visose, bet beveik visose juose dalyvauti. Mintys labai įdomios, nes kažkada prieš keletą metų mes kalbėdavom ir sakydavom, kad melsimės, kad daugiau to neįvyktų. Ir dabar jau beveik 4 metai, kai žinom, kad karas vėl vyksta. Kažkada galvojome, kad tiek pirmas, tiek antras pasaulinis karas tokie baisūs praeities šešėliai ir kad šiuolaikinėje Europoje jau nieko panašaus neįvyks. Dabar matome vėl kraujo praleimas ir tos maldos mūsų ir susikaupimas irgi galim žiūrėti iš veidų, iš laikysenų ir diplomatų ir svečių truputėlį kitoks. Anksčiau būdavo
kokia gal ta nuotaika pakilesnė, dabar daugiau rimties, nes tikrai ir jausmas yra, kad visa tai rimta. Ir jeigu apie ankstesnių karų aukas, pirmojo, antrojo, mes kažkur tos kritusius karius vėl kažkaip atrodė viskas toli. Dabar matom laidojimus ukrainiečius žūstančius kiekvieną dieną. Matom, kad visa tai arti. Ir arti mūsų sienų viskas yra. Tai tokios ir mintis, kad reikia Dievo šauktis ir tos maldos mūsų ir keliose giesmėse, kad apsaugok nuo karo, nuo maro ir nuo bado. Tai jos yra aktualios ir kad viešpačiai turim šauktis, nes tik tai nuo viešpaties taika ir priklauso. This day is very solemn and very essential, and in the history Ši diena yra labai rimta ir svarbi Europos istorijoje. Šiandien prisimename, kokią didelę kainą sumokėjome už taiką. Galvojame apie tuos, kurie paaukojo savo gyvybės, gindami laisvę. Dėl to saugome jų atminimą. Ukrainai ši diena taip pat svarbi, nes Ukrainos istorija yra Europos istorijos dalis. Mūsų istorija persipinusi. Mūsų sieja tas pats skausmas, netektys, tie patys karai. Todėl mums labai svarbu tai prisiminti. Tačiau svarbu ne tik galvojant apie praeitį, tačiau ir žvelgiant į dabartį ir į ateitį. Laisvė niekada negaunama veltui. Atminimo diena – tai laikas, kai suprantame, kad laisvės mums niekas nepadovanos, dėl jos turime kovoti. Dabar, kai Rusija vykdo žiaurų, agresyvų, neteisingą karą prieš Ukrainą, ji kariauja ir prieš Europą. Tai karas prieš pamatines Europos taisykles. Vertybės ir sistemą, kuri buvo suformuota pasibaigus dviems didiesiems pasauliniams karams. Ji buvo suformuota per didelį skausmą. O dabar Rusija bando sugriauti tą sistemą ir susitarimus, kad viena šalis negali įsiveržti į kitos teritoriją, žudyti civilius žmones, griauti namus. Būtent tai Rusija dabar daro. Ukraina yra priešakinėje fronto linijoje. Kovojame ne tik už mūsų Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, bet taip pat ir už visos Europos. Tačiau esame ne vieni. Lietuva viena didžiausių ir ištikimiausių mūsų rėmėjų, pagalbininkių. Jūs parodėte mums ir visam pasauliui, ką iš tiesų reiškia vienybė. Tai mums be galo vertinga, svarbu ir mes to niekada neužmiršime. Apibendrindama noriu pasakyti, kad šią atminimo dieną svarbiausia suprasti, kad dabar negalime kartoti tų pačių klaidų. Svarbiausia negyventi praeitimi, tačiau suvokti, ką mes turime padaryti ateityje ir dabar, kad tai vėl nepasikartotų. Aš tvirtai tikiu, kad turime tai apmąstyti ir neleisti, kad tų žmonių, kurie atidavė savo gyvybės už laisvę ir nepriklausomybę auka, būtų beprasmė. Dabar svarbiausia – sąjungininkų vienybė, spaudimas Rusijai ir tvirta parama Ukrainai. Tik taip užtikrinsime, kad Europoje vėl neprasidėtų karas. Nesimokiau to mokykloje, bet žinau, kai mano širdis kasryt nubunda, ji jau mirusi. Kaip mirusios šumerų ir babiloniečių kalbos, ji miršta vėl ir vėl, kasdien, daugybę kartų. Nesimokiau to mokykloje, bet žinau, kad karas truks ilgai arba labai ilgai. Ir kad niekam taip lengvai neatiduosiu savo miškų, savo sapnų, savo aušrų ir miglų ir savo mirusios širdies ir negyvosios jūros.
Ceremonijos metu Jungtinės karalystės ambasadorė skaitė kanadiečio autoriaus eilėraštį Flandrijos laukuose. Jis pradedamas taip. Aguonos Flandrijos laukuos banguoja, tarp kryžių išrikiuotų eilėmis. Eilės perteikia visų Pirmojo pasaulinio karo metais žuvusių jaunų kareivių istoriją, o aguonos ceremonijos metu tarsi simbolizuoja jų sielas, atgulančias poilsio. Mūsų šalyje šią dieną galvojame apie kanadiečių karius, kurie tarnauja labai toli nuo savo namų, Europoje ir kituose pasaulio kraštuose. Žinoma, būdami čia Lietuvoje, galvojame apie kanadiečių karius, kurie čia atvyko ginti laisvės ir tų vertybių, kurias būtina ginti Europoje. Aš asmeniškai galvoju apie kaiminystėje, Latvijoje esančius karius, 2200 kanadiečių karių, kurie dabar tarnauja Latvijos teritorijoje. Jaučiu, kad jie saugus, tačiau galvoju apie tai, kaip jie pasiaukojo, palikdami savo namus, būdami taip toli nuo savo šeimų, kad galėtų pasitarnauti mūsų NATO sąjungininkams. Mintimis visada esame su mūsų broliais ir seserimis Ukrainoje. Mes žinome, kad jie kovoja už mums tokias brangias vertybės ir kenčia. Suprantame, kaip svarbu juos palaikyti, būti šalia. Galiu užtikrinti, kad Kanada tvirtai palaiko Ukrainą ir toliau tai darysime. Kunige, kuo ši atminimo diena svarbi yra? Kokios jūsų mintis šiandien būnant šiame renginyje, pamaldose? Šita diena, visų pirma, pasibaigė karas. Ir ypač dabar, vykstančio Ukrainoje karo metu, tai mes galim palyginti, ant kiek tai yra baisu ir ant kiek gerai, kad pabaigti tą karą. Antras momentas, prisiminimas, tai yra visada daug gilesnis įvykis, negu mes net galim pagalvoti. Ortodoksų bažnyčioje yra giesmė iš 2 žodžių – amžiną atilsį. Ir svarbiausia atkreipti dėmesį, kad ta amžinybė yra ne mūsų amžinybė kaip žmonių, kurie neamžini šioje žemėje, bet tai yra amžinojo Dievo, kuris turi amžinąją atmintį. Ir kas gyvena toje atmintyje, tas gyvena amžinai. Tai, ką padarė kariai, tai, kas gynė principus, vertybės, jų atmintis privalo būti amžinas. O tai, kad mes darėme tokią dabar pusiau civilinę, pusiau religinę procesiją, ar čia ir pamaldos, čia buvo ir akcija, tai yra viena iš formų prisiminimo. Toje eisim kavą gerti, irgi prisiminsim. Galime prie stalo susėsti, irgi atsiminsim. Čia formų yra daug. Svarbiausia turėti omeny, kam tas prisiminimas. Turbūt šiuo metu jis reikalingas mum. Ypač tai, žinote, kaip Rusijoje dabar jie labai dažnai sako, galim pakartot. Pakartojo. Ir kas iš to išėjo, mes patys matom. Kad negalima būtų pakartot, tam ir reikia. Ir tai labai svarbu dabar, būtent pabrėžti, kad negalima kartot. Ir tam reikia tokių prisiminimų, tokių akcijų, nesvarbu, religinių, nereliginių, svarbiausia, kad žmonės suprastų, kas yra karas. Kad tai nėra kažkokia romantika, ką mes matėme kažkada filmuose. Tai yra toks siaubas, kurio net aprašyti žodžiais neįmanoma. Well, the International Church of Vilnius
Vilniaus tarptautinėje bažnyčioje daug narių iš įvairiausių šalių. Nuostabu dalyvauti įvairiose pamaldose, susipažinti su skirtingomis mūsų bažnyčios narių kultūromis. Tarptautinėse atminimo dienos pamaldose dalyvauja ambasadoriai, gynybos atašė, užsienio vyriausybių nariai. Visi susirenka drauge prisiminti ir pagerbti žmones, paaukojusius savo gyvybės. Tai labai svarbu mūsų parapijiečiams. Su pagarba ir nuolankumu mes, Vilniaus tarptautinės bažnyčios nariai, kasmet rengiame šias pamaldas kartu su Jungtinės karalystės ir Kanados ambasadomis. Esame labai dėkingi Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui už galimybę rengti šias pamaldas šioje bažnyčioje. Pamaldų metu svarbios 2 tylos minutės, kurių metu galvojame apie žmones, atidavusius savo gyvybę už mus ir mūsų laisvę. Mąstau apie pažįstamus žmones, kurie žuvo tarnaudami mūsų šaliai ir visoms šalims siekiančioms laisvės. Labai svarbu prisiminti visuose karuose žuvusius žmones, nuo Pirmojo pasaulinio karo iki pačių naujausių konfliktų. All the way up to the most recent conflicts. Na, žinot, man šitas minėjimas yra vienas svarbiausių apskritai metuose, todėl kad jis parodo tokį bereikšmingumą mirties. Kada karalius Džordžas paskelbė tą dieną su užuojauta šeimom ir kareiviam, kurie žuvo Pirmo pasaulinio karo metais, atrodė, kad jau Antro pasaulinio karo nebus ir toliau nebus ir nieko nebus. Viskas kartojasi. Ir visiškai jauni žmonės žūsta ir be jokios, sakyčiau, kova už tėvynę. Yra suprantamas dalykas, tačiau jeigu viršūnės nesusitaria arba galvoja, kaip daugiau pinigų uždirbti, o žūsta jauni žmonės, tai yra pasibaisėtina. Galbūt man nuo to, kad aš esu Antro pasaulinio karo nukentėjusi dukra, man tas karas visada yra labai, labai baisus. Tikrai man labai gaila tų kareivukų, kurie, kaip sakoma, Flanders of the Fields, pilnas kapinės Prancūzijoje, Italijoje, kas ten guli? Vaikai. Jeigu jam 18 metų ar 17 metų, koks skirtumas, jis paliko savo šeimą. Aš renku tą poeziją, karo poeziją, ir suradau, dabar negaliu pasakyti pavardės, Lietuvos kilmės poetą. Jis labai žymus Anglijoje, o jie įsikėlė gyventi Angliją kažkada tai 19 amžiaus pabaigoje, visa šeima. Ir jį pasiėmė į kariuomenę ir jisai ir žuvo toj kariuomenėje Prancūzijoje, bet iki žūties jis rašė puikią poeziją. Bet kokią reikšmę ir kokią naudą pasauliui, gyvenimui suteikė jo mirtis, aš nesuprantu. Mano supratimo, bet kokia agresija, bet koks barnis, jis nieko neduoda. Jis nieko absoliučiai neduoda. Duoda tik tai aukas. Juk absoliučiai viską galima išspręsti taikiu būdu. Aš labai gerbiu šitą šventę, aš visada, ne šventę, minėjimą, aš visada čia dalyvauju. Ir visad galvoju apie be jokios priežasties žuvusius jaunus vyrus. Jeigu manęs nežudo, ar turiu teisę kalbėti su žudomais kaip lygi? Ar turiu teisę į skausmą, jeigu nesu sužeista? Teisę skųstis, jeigu nesu nieko praradusi? Ar turiu teisę į nemigą, jeigu čia negirdėti sirenų? Mirties artumas dabar guli tarp mūsų ant stalo, kaip duona, su įkeptu per vidurį peiliu. Jeigu manęs nežudo,
ką aš galiu pasakyti tiems, kuriuos taip. Juk persilaužusi per mirtį, kalba tampa nepanaši į save. Ir štai, mudu su tavim jau nebekalbame, jie viena. Ir pagaliau, jeigu manęs nežudo, ar turiu teisę į norą laikyti tave taip stipriai, kaip esu jau prieš tai laikyti įpratus, kai dar nei viena iš mūsų nežudė. Ta daina, aišku, svarbi pirmojo pasaulinio karo valstybėms, Britams, kaip mes matėm šiandien iš Indijos, iš anglosaksų šalių, man kaip vokiečiui taip pat. Mano senelis ir jo du broliai negrįžo su sovietų nelaisvės, taigi Europos tautoms šita diena yra svarbi, kadangi kainavo labai daug. Per pirmą pasaulinį karą mirė 10 milijonų, kartais per vieną dieną karo pradžioj 10 tūkstančių britų, prancūzų mirė. Aišku, taip pat ir vokiečiai. Taigi reikia prisiminti, reikia apie tai galvoti ir tokia, manau, graži tradicija. Ta karų istorija yra sudėtinga ir reikia mokytis iš to ir reikia siekti karų vengimo. Kaip ir mano šiandien skaitytas tekstas, baptistų pamokslininko Spurgeono tekstas, kuris gan blaiviai, aiškiai kalba apie karo nelaimę, kad tai tikrai baisus dalykas, reikia visai vengti to, nes jis veda, kaip Spurgeonas puikiai rašė, į barbarybę, netgi savotiškai šėtoniškas dalykas ir dėl to reikia tikrai, kiek įmanoma vengti karo. Majore, ką ši diena reiškia Britams ir jums asmeniškai? Šios dienos reikšmė Jungtinei Karalystei yra istorinė. Po Pirmojo pasaulinio karo nusprendėme minėti lapkričio 11-ąją, dieną, kai buvo sudarytos paliaubos, užbaigusios keletą metų trukusias kruvinas kovas Vakarų Europoje. Kasmet artimiausią šiai dienai sekmadienį vyksta atminimo pamaldos. Tai laikas apmąstyti ir prisiminti tuos, kurie neteko gyvybių karinių konfliktų metu. Dabar ypač svarbu prisiminti karuose žuvusius žmones, kokio tikėjimo ar tautybės jie bebūtų, tiek aktyvius konfliktų dalyvius, tarnybą savo šalims atlikusius karius, tiek civilius žmones, kurie nepelnytai nukentėjo karinių konfliktų metu. Tai trumpas laikotarpis, viena diena, kai galime apmąstyti ir prisiminti karų sukeltas kančias. Man asmeniškai, tarnavusiam Irake ir Afganistane, ši diena svarbi, nes prisimenu tuos, kurie po šių karinių operacijų deja nebegrįžo namo. Esu kilęs iš kariškių šeimos. Mano tėvas buvo kariškis, o brolis dabar tarnauja kariuomenėje. Tad man ši diena svarbi, prisimenant kariškių patiriamas kančias ir jų auką. So it is about remembering the suffering and sacrifice that our military personnel make. Aš segiu aguoną, esu susikaupusi, esu rami, esu tyli. Šiandien aš segiu aguoną. Mąstau apie karius, jų šeimas ir laikus, kai jie buvo toli. Esu susikaupusi, esu rami, esu tyli. Šiandien aš segiu aguoną. Mąstau apie visus jūs esančius kare ir mūsų taiką šiandien.